Gyvoji miesto kronika. Viltis stipresnė. Labadiena visiems mus žiūrintiems ir klausantiems. Šiandien Vilties mieste mes susitinkam galerijoje, kaip matot, meno galerijoje. Ir iš čia tęsėme susitikimų ciklą, tai yra Vilties miesto brolių pranciškonų įkurta meno galerija ir netgi čia vadinam svetainė, svetainė ir tęsė mūsų viltingų pokalbių ciklą Viltis stipresnė gyvoji miesto kronika. Viltis stipresnė gyvoji miesto kronika tai yra susitikimai su žinomais mūsų krašto žmonėmis, visos Lietuvos žmonėmis ir menininkais, mokslininkais, tyrėjais ir taip pat ne visai žinomais žmonėmis. Tokiais kaip mes dabar šiandien savanorystės temoje kalbamės ir šiandien, ir ciklą dabar pradėjom naują, trečią mūsų susitikimų dalį apie savanorystę. Tai bandom susitikti ir bendrauti ir kalbėti su įvairiais savanoriais. Ir tuo būdu skelbti viltį, kuri yra stipresnė už bet kokius nusivylimus, tamsą, abejingumą, liūdesį, nerimą, ko šiandien pasaulyje ir Lietuvoje yra nemažai. Ir mes turime adventinį vainiką, va čia laukiam užgimstant mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus, kuris yra mūsų viltis. Ir aš taip va dabar tokia mintis ateina, kad jisai yra ko gero pats didžiausias savanoris. Dievui tapti žmogumi didelis dalykas, ne, moterys. Tai aš noriu pristatyti šiandien mūsų svečius. Šventojo Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno brolių pagalbininkės, savanorės, įvairių projektų dalyvės, ar ne, tai pirmiausiai Vilija Jonušaitytė Bros, kuri yra mūsų šito Klaipėdos Šventojo Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno projektų vadovė. Taip, Vilija, ir tu esi dar ir muziejininkė ir visų pirmiausiai tai savanorė. Taip? Greičiausiai per savanorystę ir atsiradau čia. Taip, šitoj nuostabioj svetainėj ir visam Vilties mieste. Vilija, mes taip pat šalia turim tavo kolegės, tai Inga, ne, ir Loreta. Gal tu gali ką nors trumpai perduoda stafetę, pristatyk savo draugės. Mano nuostabios draugės yra Inga Gusetina, tai yra savanorė, pati ryškiausia Mažojo princo akademijos Sunday Coffee kavinukės šefė, visų receptų kūrėja ir kiekvieną sekmadienį mes ją sutinkam, jinai mus įkvepia, paguodžia ir užima vaikus ir kuria netgi receptus ir kurių netgi šį savaitgalį išlydėjau vieną moterį, tų vaikinukų mamą, jinai sakė, nebetinka moliūgų sriuba, tai reikės recepto. Tai va, Inga yra savanorė, autistiškų vaikų mama, galim taip sakyti, nes yra atsiradęs centras. Ir Loreta Latakienė taip pat yra lygiai tokia pat greta esanti šalia Sunday Coffee vykdomų veiklų, Mažojo princo akademijos, kuri Vilties mieste atsidūrė, sakykime, jau po ilgą laiką trukusių tokių stovyklų vasaros, dabar jau turi namučius vaikai. Tai žodžiu, Loreta yra savanoriaujanti būtent pas vaikus Vilties mieste, pas mus, kai reikia Vilties bėgimą organizuoti, tikrai su viešinimu padeda, tai yra puikiai savanorė. Nuostabu, ačiū. O tai dabar man iš karto kyla klausimas, tai Mažojo princo akademija, tai yra, ir nuskambėjo žodis autistiški vaikai, aš tikrai prisipažinsiu, štai pirmą kartą aš išgirdau šitą, ne, aš žinau kitus projektus, bet Mažojo princo akademija, šiaip man praslydo prausis, nesu girdėjus. Tai čia gal gali trupučiuką apie Mažojo princo akademiją? Ta prasme, mano pačios, sakykime, kelias šitoj veikloj, tai prasidėjo nuo pažinties su Rita Karvelienė, Elgesio sprendimų vadovė, ar ne, ir tai buvo kokie dabar, sakyčiau, gal net kokie 7 metai atgal tikriausiai. Kada jinai turėjo mažas patalpėlės Rūsy, reiškia, Bokštų gatvėje, tai kažkaip mūsų keliai per Benediktą galbūt susėjo.
Ir aš pirmą kartą, vat, kaip jūs sakot, susipažinau su tuo, kas aplamai yra autizmas, apie ką tai. Ar ne? Nu ir prasidėjo tas mūsų toks bendravimas, reiškia, ir prasidėjo kažkoks man pažinimas ir supratimas. Aišku, matėsi, kad vaikų skaičiai auga, kad reikia jau kažkaip tai rytai padėti kitas patalpos, reikia kokybės, reikia, žodžiu, gerinti sąlygas, taip mes kažkada išaugom, nu, mes jau sakau, matot, Savinas, ta prasme, bendruomenė taip savotiškai pradėjo kurtis, reiškia, tada Liepų gatvėje mes turėjom didesnės patalpas ir tuo metu jau mes ėmėm su perspektyva tas patalpas, kad jau, reiškia, irgi ten vaikams būtų patogu ir kad kuo daugiau užsiėmimų ir vadovų atsirastų, ta prasme, mokytojų dirbančių su tais vaikais. Na ir po kokių dar 5 metų, tai sakykime, čia prieš gerus metus mes jau pamatėm, kad ir ten yra labai ankšta. Labai ankšta ir va ta tokia, nu kaip sakyt, irgi mano ar ne kaip savanorio, galbūt čia misija nenukryp nuo temos. Svarbu, ta prasme, suvokimas atėjo, kad aišku turime vėlgi imtis kažkokių naujų idėjų, kaip šitą išspręsti klausimą. Tai va ačiū broliui Benediktui. Atėjom su prašymu, kad priimtų mūsų į teritoriją, vat, ir čia daug buvo diskusijų ir norėjom labai greito ir aiškaus sprendimo, sakykime, kaip šį klausimą išspręsti, ar ne? Tai vat, atsirado moduliniai namukai 1,5 metų bėgyje, žodžiu, mes šitą projektą įveikėm ir šiandien dienai turime autizmo centrą, kuris, reiškia, veikiantis jau yra. Čia Pranciškonų vienuolyno teritorijoje. Taip, pratęsiant, reiškia, kaip mūsų keliai su Loreta susidūrė, tai jau čia dabar visiems paminėsiu Vakarų Ekspreso. Reiškia, kažkada tai Vakarų Ekspreso redaktorius kartu su Loreta pakvietė mane irgi kažkokiam kaip ir pokalbį, diskusijai dėl vat, irgi savanorystės ir kažkokios pagalbos, kažkokią kryptį, reiškia, pasirinkti. Tai vat, aš buvau kaip tik tame jau įkritusi šitoj temai. Pasidalinau savo išgyvenimais, matymais, kad tai yra tikrai opi problema ir jinai yra auganti ir ją tikrai atkreipus dėmesį šiandien, jau vakar, mes turėsime rezultatą ateityje ir to negali taip tikrai praleisti pro rankas. Tai vat, taip įsitraukė pamažu Loreta. Kai aš atėjau į Vakarų Ekspresą dirbti, sakykime, kai tu esi dienraštis, tu turi labai didelį lauką, ką tu gali paskelbti ir pranešti žinią. Tai iki tol nebuvo tokios kaip socialiai kažkokios atsakingos linijos, bet aš pasiūliau redaktoriui Gintarui Tomkui ir mes ilgai galvojom, kas tai galėtų būti. Ir rinkomės iš 5 galbūt, kam galėtumėm padėti, kad kuo daugiau žmonių sužinotų ir kuo daugiau, kaip pasakyti, išgirstų, suprastų ir padėtų. Ir artimam rate buvo toks vaikiukas turintis autizmo spektrą. Ir ieškom, su kuom galėtumėm pakalbėti, nes ir su vienais, ir dėl cerebraliai, ir visokių kitokių buvo. Ir taip, kaip Inga ką tik ir minėjo, mes ir žinojom, kad lyg tai remia, žino tą problemą ir pasikvietėm. Ir aš jau turbūt ne kartą esu pasakojus, susitinkame pas Ingą ir sakom, vat kaip jūs galvojate, Inga, ar čia galėtų būti, ar čia tinkama, kaip jūs... Nu ir po šito pokalbio visiškai buvo aišku. Mes buvom įtikinti ir pasirinkom ir jau 6 metai mes visą šitą veiklą remiam kaip dienraštis, ieškom rėmėjų ir skleidžiam tą žinią kuo plačiau. Tai manau tikrai per šitiek metų jau jinai yra labai paskleista ir jau mes netgi šiemet galvojam vėlgi, kad galbūt jau kažką dar reikėtų prijungti ir tarsimės, kad galbūt dar kažkam padėti, nes tikrai nei aš pati prieš 6 metus nežinau, kas yra autizmas ir su kuo jis valgomas ir kaip čia atrodo. Ir kaip mano kolegė sakė, ne, aš viską padarysiu, bet aš ten neįsiu. Nes įsivaizduoji, ką tu esi prisikūręs savo galvoj. Bet kai tu netyčia atveži kažkokį padėklą su maistu ir tu pamatai, kad čia nieks nekanda ir čia yra visai fainai, tai tada jau dabar visi žino, visa redakcija ir manau ne tik tai, kas tai yra.
Tai va, tai čia tas intarpas, o dabar Inga toliau turbūt. Per tą ryšį jūs abiejų tą bendradarbiavimą, kaip suprantu, Taip. Ingos savanorystė, jūs prisijungė laikraštis ir aišku, jūs tada kartu Aš prisijungiau ir ta prasme prisijungiau, reikia padėti. Nu tai kaip mano vaikas sako, jeigu reikia padaryti ten kažką iš lapą, tą vainiką iš lapų, tai reiškia reikia lapų, nu kad padaryti vainiką. Tai ir aš, nu tai reiškia reikia imtis darbų. Įmėmės darbų, bet tas toksai vis tiek, Inga daugiau ir taip, ir turbūt daugiau mano dukra pradėjo. Ir jau jinai mane atvedė į tą tokią savanorystę, nes ten buvo daugiau, kaip, sakykime, Ingos, nu, labai daug darbų padaryta ir tų finansinių darbų iš pradžių. Mes dabar kalbam apie savanorystę, bet reikia turbūt pabrėžti, kad tiek mano veikla tokia kaip ir ta ekonominė turbūt iš pradžių, taip ir Ingos daugiau buvo, kad reikia padėti, remti pinigais ir ta prasme finansais. Mes galbūt žinia irgi tam tikra finansais, tai Inga tiesioginė prasme. Stema grupė ir visa komanda rėmė finansiškai. Nes be finansų jokie moduliniai nameliai neatsiras. Nieko, tai čia dar iki modulinių, dar čia 6 metai. Jo, o paskui jau mes, kadangi dabar apie savanorystę, mūsų visą tai peraugo į savanorystę. Ir čia turbūt viso šito pokalbio žavesys ir yra. Savanorystė, brūkšnelis, draugystė. Taip, čia aš norėčiau galbūt paimti tokią dar natą, bet Vilija, žiūrėk, tu esi projektų vadovė, ne? Tai aš taip įsivaizduoju, kad tavo viena iš užduočių gal irgi yra, gal išklystų, tu pasakai, ieškoti savanorių, ar ne? Ar kažkaip suras žmonių, kurie gali padėti, ne, juos įkvėpti, ne, juos kažkaip užmotivuoti ir va, taip žiūrint į jūs, man atrodo, draugystė tokia, tai ko gero viena iš motivacijų, ne, ir yra, kad būt kartu. Gal tu gali pasidalinti, kaip tau tas iššūkis vis tik tai. Jo, kaip tas savanorių, kaip jų gauti, nes projektai, tai aš truputį irgi žinau, ką reiškia savanoriauti ir ką reiškia savanorių komandą burti ir ją palaikyti ir kažkaip tais, ar ne. Tai gal tu iš savo pozicijos kaip vadovė, projektų vadovė. Ir aišku, mes dar apie daug ką pašnekėsim, laiko turim. Tai galbūt taip, kadangi aš savanorystė irgi, jeigu taip nuo pačių tų apibrėžimų, tai yra turbūt tas, ką tu darai be finansinio tokio atlygio. Tu matai tame prasme ir aš netgi tą savanorystę galiu nukreipti, taip sakyčiau, ir kaip jaunimą įtraukti, kad ta savanorystė iš tikrųjų turėtų būti kaip tavo hobis. Kas tau patinka, tu neturi kankintis, kur tau yra nemiela. Jeigu sakyt, kad kiti nori, dažnai pas mus ateina žmonės ir sako, noriu savanoriauti, tai man iš tikrųjų yra įdomu, kas tam žmogui patinka, tai ten jis ir bus geras. Ir netgi, kaip sakant, savanorystėj tu negauni atlygio, nugauni moralinį atlygį, bet hobija tu netgi sutinki mokėti, reiškia, tau patinka žirgai, tau patinka ten bėgti, pirki kedus, ar ne, tu netgi leidi lėšas. Tai pas mus, tam Vilties mieste, iš tikrųjų taip gražiai pradėjom nuo Advento, nuo to, iš tikrųjų aš į savanorystę greičiausiai atėjau per bažnyčią, per Kretingos bažnyčią, per brolius. Ir tą, ką jie sukūrė, tą Vilties miestą, tai yra iš tikrųjų broliai, bet iš tikrųjų aš manau, kad čia yra šventos dvasios toks veikimas. Ir čia gavosi tokios skirtingos sferos. Ir į tas skirtingas sferas ateina labai puikūs žmonės. Ir ten tik reikia kaip kokį grūdą mesti ir iš tikrųjų jie patys daro tą. Ir tai taip čia susiformavo meno mylėtojai, vilties bėgimo irgi nemažai, sakykime, vien tai, kad yra onkologijos centras, bėgam dėl to, kad paremtų onkologijos centrą, kad jį pastatyti. Tada matė autistiški vaikai, kad irgi nuo nieko atsirado pas onkologinius ligonius centras, kurie gali ateiti, gauti nemokamas paslaugas. Tai čia prasidėjo vasaros stovyklos, tai tokia nuostabi yra teritorija. Ir broliai kuria tą grožį ne patys savo, jie kuria bendruomeniai. Ir tada atsirado kupolas, ar ne? Iš pradžių buvo vasaros stovykla, tiesiog kaip stovykla, tada vis tiek reikia kažkur glaustis, tada autistiškiam vaikam irgi Ingos dėka atsirado kupolas. Tada kupolė per mažai vietos arba ten vasaros stovykla baigėsi, ašaros, reiškia, pati esu mačius tą dramą, kad baigėsi ir, žodžiu, verkia vaikas. O čia
norėjosi to, kad būtų nuolatinis ir kad tai yra pažadas, įsipareigojimas ir man atrodo, va irgi savanorystė yra, kad tu įsipareigoji, kad ir kas būtų, lyja, nelyja, reiškia, kavinukė veiks. Vaikas ypatingai su specialiaisiais poreikiais, jis turi būti užtikrintas. Ir dar vat brolio Benedikto yra ta mintis, kad mes turim rūpintis ne tik dabar kaip vaikais, mes turim rūpintis, kas bus su jais, kai jie užaugs. Ir kad jie būtų, ir kad tėveliai kažkiek atsipalaiduotų, nes paprastai yra irgi įsitempę augindami specialiuosius poreikius turinčius, reiškias, namiškius. Tai va, ir aišku, turbūt galim įvardinti ir dar vieną. Gytis buvo karvelis, turbūt tas vaikas, kuris iš tikrųjų, nuo kurio turbūt ir yra ta pradžia, nes brolis Benediktas kažkaip irgi tada dar, kaip sakant, pačioj pradžioj sutiko tą šeimą, pažino tą vaiką, pamatė problemą iš tikrųjų, kad jinai yra ir kad reikia kažkokio tokio prieimo. Tai va, ir paskui, aišku, tas vaikas, jau jis dabar yra jaunuolis, jisai reiškia iš jo, tai tas mažasis princas, kur reikia prisijaukinti ir gavosi, kad jis turi daug tų globėjų. O greta ateina ir kiti vaikai, ir princai, ir princesės. Tai va, tai grįžtant prie to vilties miesto, iš tikrųjų tų sferų yra daug ir tikrai yra gana jos autonomiškos, mes vieni su kitais draugaujam. Aš pati, sakykime, tiesiog turėjau gabumus tokius, kad broliai panaudojo, sukurtą infrastruktūrą reikėjo, pradžiai buvo iš geradarių lėšų buvo pastatytas vienuolynas, bažnyčia, o toliau įsijungė irgi Ingos šeima. Grožis toksai, turim nuostabią mozaiką ir visa tai yra tam, kad parodyti tą Dievo grožį ir parodyti, kaip galima sveikti, remiantis bendruomenės tokią meilę, remiantis meno pagalbą. Tai ir tie žmonės, kurie pajaučia, kad tas gijimas ir tik tais per šitą, per bendrystę, tai ir tokie žmonės prisitraukia čia. Ir jau jie kaip gėlės tiesiog savarankiškai. Ir aišku, paprastai tai išauga į draugystę. Nes visi mes artėjam su tokiom pačiom intencijom ir kažkaip neišvengiamai dėl to čia labai yra gera. Taip. Turit ką nors papildyti, moteris, nes man tai štai tokia mintis ateina. Mes iš vis šitą savanorystės temą, kai pradėjom su Aldona Kerpytė, irgi onkologijos centro vadovė jūsų, tai tokia buvo kilus mintis mūsų pokalbį, kad vis tik tai, kaip Dievas, kai kūrė žmogų, tai jisai sukūrė jį panašų į save, ne? O Dievas, taigi, juk yra visų pirma kūrėjas, jis mūsų tėvas kūrėjas, iš kurio visa kyla. Ir jisai mumyse įrašė tą troškimą, net troškimą, o galę, gebėjimą kurti, kurti ir dauginti gėrį, grožį, tiesą, ar ne, tai yra jį patį dauginti. Tai aš dabar klausau jūsų ir toks man vėl grįžta tas vaizdinys, to gėrio daugėjimas toks, ne, tai plečiasi tarsi nuo pradžios kažkokios, tai jūsų, Inga, to pamatėt poreikį, reikia padėti, ar ne, susitikot su Loreta ir Loreta, viskas aišku, šičia reikia padėti, ne? Ir taip viskas taip gražiai juda ir toks galbūt noras paklausti, kas jūs, nes aš tai įsivaizduoju, dabar klausau, tai yra tiek daug darbo. Tai yra daug darbo, daug pastangų, perlipimo per save, laiko ir kas jūs veža, kaip tas žodis, kas jūs veža. Negi nebūna kartais, viskas jau dabar turiu baigti, nes jau čia man gana pakankamai padariau. Irgi džiaugiamės. Tai pratęskit, Loreta, dabar pradėjo, veža. Iš tikrųjų, dabar dar net iki savanorystės nebuvom ir priartėjusios su Inga. O ta savanorystė tikroji prasidėjo sekmadieniais, kai tu atsikeli, tavo visa šeima miega, o tu išeini 9 valandą pro duris. Ir taip tu eini vieną sekmadienį, antrą, trečią.
Tada tavo šeima žiūri, paskui jau jie supranta, kad tai jau reiškia visiškai vyksta kaip rutina ir niekas čia nesikeis ir tai yra jau kaip duotybė ir visi tą priima. Tada tavo kaimynai žiūri, kaip tu ten pro vartus išvažiuoji 9 kiekvieną sekmadienį ir grįžti tam tikrų laikų. Tai čia va savanorystė prasideda. Iki šiol, ką aš nekėjom, Inga galėjo pasidalinti, sakykime, finansiniam lėšom. Mes kaip dienraštis, bet čia ne savanorystė, čia tiesiog, taip, dalis savanorystės, sakykime, taip, projektas, galbūt daugiau, daviau, labdaravo, kaip iš Ingos, taip, nes turbūt jinai pati pasakys, kiek daug tos labdaros visur yra duodama, bet savanorystė yra, kai tai yra neatlyginti. Taip, kai tu atsikeli ryte ir tu važiuoji, ir tu atvažiuoji, ir čia nebėra jokių titulų, čia nieko nebelieka. Ir labai daug žmonių dėl Ingos, sakykime, kai pamato, kai yra visi titulai padėti, tu ateini, užsiriši prijuostę. Visiems, jeigu iš pradžių galbūt nelabai aiškus, tų darbų buvo pasiskirstimai, dabar yra visiškai aiškus. Inga paėmė rankas, sako, bus va dabar taip tokie, sakykime, gal merginos darom šitokį pyrago, gal šitokio, testuojam. Ir Vilė labai teisingai pasakė, kai tavo hobis, kas tau patinka, dar virsta ir savanorystė, tai iš vis smagu. O kai dar ateina ir sakykime, visi sako, kaip čia jauku, bet vis tiek pagrindinis tai yra to savanoriavimo vaikai, dėl kurių mes visą tai darome. Tai jie sekmadienį susirenka į tą mažą princą. Tai yra jau sakykime, beveik visi paaugliai vaikai, kurie jau elgesio sprendimus pas Ritą lanko daug metų. Jie jau yra gebantis būti grupėje ir šitų vaikų pagrindinė nuo pat mažens yra socializacija. Jiem jos nereikia. Nuo mažens jiem yra gerai patiems. Kaip mūsų paminėto Gyčio tėvelis pasakė, jie būtų patys laimingiausiai žmonės pasaulyje, jeigu jie ir galėtų tokie būti. Bet kadangi jie gyvena tokiam sociume, mes juos tempiam link savęs. Ir mes juos turim išmokinti bendrauti, išmokinti būti tarp mūsų ir svarbiausia jaustis gerai. Ir mūsų turbūt visų tikslas, iš pradžių liktai mes juos mokinam, o dabar mes patys tiek gaunam, kad jau nebepavešam to gėrio ir vis galvoji, kaip toliau bus, kaip toliau, ką padaryti, kaip tiem vaikam gera, kaip jie ateina, nes tie vaikai irgi kiekvieną sekmadienį keliasi. Jie eina į ugdymo įstaigas, jie lanko savo mokyklą, po mokyklos jie ateina į centrą, mokosi ir jie sekmadienį lygiai taip pat keliasi ir ateina. Tai visi mes turim vieną šventą šeštadienį. Ir su dideliu džiaugsmu. Su dideliu džiaugsmu, va čia ir yra. Jo, tai čia gal Inga galėtų jau, kaip sakyti, stot, kas ta kavinukė, kaip čia. Jūs klausėt, kaip čia neatsibosta, ar ne, ar kaip, man iš vis savanorystės, ko gero, aš ir namie galvoju, kas aplamai žodis, savo norų. Bet galvoju, iš ties, tai kaip aš tą jaučiu, tai yra, žinot, abipusiai, reiškia gero jausmo pasidalinimas. Tiek tam, kas duoda, tiek tam, kas ima. Ir čia nėra jokio didvyriškumo. Aš galvoju, tą savanorystę kiekvienas žmogus turi, tik tai jisai atranda ją galbūt skirtingose savo gyvenimo etapuose. Ir tai, kad pavyzdžiui, mes einam, kaip Loreta sako, tą kiekvieną sekmadienį tikrai kartais būna, kad norėtųsi galbūt ir pamiegoti, bet tai tu keliesi, su šypsena veide. Išeini pro duris. Mes pasiskambinam jau čia pakeliui ir tos nuotaikos geros, ta prasme, tu ateini pasimti geros nuotaikos, iš tikrųjų. Tu matai vaikų progresą, tu matai ateina žmonės, aš tikrai esu iš tų, kur mėgstu gaminti. Tai čia tas hobis, ta savanorystėje. Kažkokį tu ten receptą, pati pradžia tai iš vis buvo, kūryba tų receptų. Tu galvoji, kaip padaryti, kad, reiškia, vaikai turėtų darbo tame recepte. Ne tai, kad tik tai čia būtų skanu ir wow, bet kad tie vaikiukai turėtų galimybę sukti daržovės. Tai jie patys ir gamina ten. Jie patys ir gamina. Taip, yra vaikai, kur, pavyzdžiui, ten padaro receptus nuo iki patys.
iš tikrųjų. Tu ten galvoji, kad sausainius tai jie suktų, spaustų, dėtų, žodžiu, kad juos įtraukti pilnumo į tą darbą ir kad tos įgūdžius lavinti. Ir sensoriniai visi įgūdžiai rankytėm, ir dabar mes turėjom su smulkioji motorika ir šitą, dabar turėjom įmonės, ar ne, naftos kolektyvo irgi, kaip pasakyti, susitikimą. Tai kaip man buvo smagu, kai aš sakau, vaikai parodys jums, reiškia, kaip reikia pyragus daryti. Ta prasme, tie žmonės atvyko, ta grupė žmonių į jūsų kavinukę ir vaikai mokė vaikus, tos saugusius žmonės, rimtus vyrus. Nes jie rodo ir aš ką matau, kad mūsų vaikai suka geriau negu suaugę, suprantat. Tai tame yra smagumas, kad tai yra iš tikrųjų, tai gali sakyti, savotiška kavinukė yra žaidimo forma, bet tai nėra vien žaidimo forma. Jie tikrai gauna įgūdžius. Kas yra dabar iš kitos pusės? Ateina žmonės, klientai, jie vėlgi turi galimybę pažinti tos vaikus. Kas yra tas autizmas, kas yra tas vaikiukas su Dauno sindromu, sakykime, kad tai nėra kažkas, ko reikia bijoti. O tuos vaikus mes visiems mūsų tikslas koks yra ir pareiga, netgi netikslas integruoti visuomenę. Nes jie yra tokie pat kaip mes. Jie truputį yra kitokie ir tas kitoniškumą tu gali pažinti šitoj kaviniai. Ir aš tikriausiai per visą mūsų gyvavimą 2 metai daugiau kavinukės, aš nei vieno nemačiau atveju, kad kažkas kažkam nepatiktų. Čia labai įvairių žmonių ateina. Jūs turite omeny, atsiprašau, pertrauksiu, klientai. Tai žmonės į jūsų kavinę ateina, gali kas nors iš gatvės ateiti kavos išgerti? Gali ateiti. Gali ateiti, bet kas dažniausiai ateina po mišių, bet turim per socialinius tinklus, visien kavinukė turi savo reiškia, ten gerbėjus ar sekėjus ir ateina vis naujų ir labai įvairių ir ta prasme irgi nesirenka čia, kaip sakyti, statuso ir mes tikrai visada labai kviečiame tam, kad ir kaipgi ta savanorystė, vėl kaip sakom, Vilija, ar ne, ar kviesti nereikia, natūraliai ateina žmonės. Kas yra ir smagu, jeigu mes pasiskelbėm moliūgų sriubą darom. Moliūgų sriuba. Tai ar jums nereikia moliūgų? Reikia moliūgų. Tai yra buvę pernai žiemą močiutė su rogutė moliūgą tempė. Suprantat? Tai čia yra vėlgi, ta savanorystė pasidiktuoja labai natūraliai. Ateina kita moteris, sako, gal jums aliejaus reikia, gal jums miltų reikia. Tenai žodžiu, ta prasme, kad yra pilna žmonių, kurie kažko prisideda ir savanoriais ir kiek yra atėjusi, sako, mes norim dirbti pas jūs, bet mes nebeguminiai. Tai mes dabar irgi mandri, mes jau kartais žiūrim, kaip pasakyti, kad jau čia vien savanoriams būtų labai smagu, bet vėlgi turim nepamiršti vaikų. Tu negali turėti per daug žmonių tik tai tam, kad vaikučiam nepatrukdyti. Tai tai kažkaip tai visiems dėliojamės, nieko netmetam, nieko neatsumėm, visus priemam, visus labai mylim. Tikrai. Bet aš dabar klausau jūsų, Inga, ir man tokia mintis kyla, kad vis tik žmonėse yra troškimas savanoriauti, ne? Yra, kaip jūs ir sakėt pradžioje, ne? Kad kiekviename yra ta savanorystė, tik tai tam reikia aplinkybių, ne kažkokių susidėliojimų. Žinot, kaip aš pertrauksiu, jūs tam reikia meilės. Iš tikrųjų, pavyzdžiui, gal truputį banaliai skamba, bet aš asmeniškai taip save irgi pagaunu, aš myliu žmogų. Ir nesvarbu, koks tas žmogus. Ateina mūsų neriukas, atsiprašau, nuo konteinerio draugas vienas, mes ir jį priėmam. Bet jis turi irgi tam tikras taisyklės. Turi būti švarus, turi būti tvarkingas, visada tu gausi sriubos. Tu negali žmogų pasmerkti vien dėl tam tikrų niuansų, ar ne? Tai kaip pasakyti, žodžiu, meilės vedinas tu plačia širdimi eidamas, tu gali labai daug suprasti, pažinti ir čia yra mūsų kiekvieno irgi pažinimo kelias. Žinot, kaip atrodo, nesvarbu, kad čia yra padėtis, kad čia yra galbūt galimybės, tu visien visko nepažįsti, ar ne, bet kuo daugiau įvairesnių žmonių, tai tavo akiratis irgi plečiasi. Tai kažkaip... Ir Vilija, aš dabar tavęs irgi tą kalbu meilę, ne, jinai toks užkrečiamas dalykas, ne, ir aš taip, vis tiek šitam onkologijos centre ir Vilties mieste ir Brolių Pranciškonų vienuolyne ir visuose projektus, kiek metų jau tu čia darbuojies? Oi, žinokit, geriau nesakyti kiek metų, nes išduos amžių. Aš tiesiog aš su broliais esu taip, iš tikrųjų nuo to, dar nuo Kretingos pranciškoniškos gimnazijos, aš dar įstojau į pirmą vidurinę, o jau baigiau jau pranciškonišką gimnaziją ir pamačiau tą pokytį, kokį jie padarė Kretingoje. Tai iš tikrųjų aš tada buvau deklaravus broliam, aš tada studijavau politologiją, kad sakau, jūs panaudokit mano, kaip sakant, mano žinias, ką aš turiu. Tada Lietuva stojo į Europos Sąjungą, į NATO, kaip sakant, atsirado tam tikros galimybės.
Ir tada pirmi tie projektai buvo, onkologijos centras mūsų bendrai kartu, paskui buvo vienas onkocentro pastatas, kitas, tada teritoriją sutvarkėm, padarėm rožynus gražius, tada dar vienas projektas jau čia bendras su Latvijais atsirado sensorinis sodas, tada tą sodą apsupo vaikai, atsirado vaikų darželis, Mažojo princo akademija, jau kaip sakant lankytojai, tada meno galerija atsirado, su broliai turėjo gerą kolekciją. Nu, iš tikrųjų, žinok, kiek save, tokio sąmoningai atsimenu, aš lankiau bažnyčią, iš tikrųjų man meilė, ką Inga sako, iš tikrųjų, man atrodo, tai būtent Dievo tas įdėtas toks ilgesys yra. Ir tu nori būti prasmingo, kaip čia, kaip sako Loreta, kad keltis kartais reikia ir ne visada ta savanorystė tokia saldi yra. Yra tai, kad man patiko vienas filosofas taip pasakė, kad neieškau laimės, o ieškau prasmės. Ir kartais ta prasmė, kai tu ten nemigos naktį praleidi prie ligonio, nepasakysi, kad ten yra ryškės, bet tu prasmingai tą laiką leidi. Ir tas troškimas tos prasmės, aš konsultavau verslo projektus, visi čia naudojosi FARE tokiais projektais ir taip toliau. Universitete dar teko dirbti. Tai ir finale atsidūriau socialiniai sferoje ir iš tikrųjų, todėl, kad pamačiau, kad ten tokia ir yra mūsų misija, kad iš tikrųjų, kai tu padedi silpniausiai grandžiai, tu padedi visiems. Ir man tas iš tikrųjų, ta vaikų kavinė mūsų bažnyčiai, iš tikrųjų davė tokį, kad, kaip sakau, krikščionys vieni kitiem palinkėkim ramybės ir visi namo. O čia gavosi, per mišias visada vaikai yra kviečiami ir jie ateina, jie patys pakviečia į kavinę ir pasako meniu, koks yra. Ir žodžiu, tada žmonės nesiskirsto, tada susipažino vieni su kitais. Ir mūsų ta bendruomenė, kur atrodo atėjo nauja sfera, buvo onkologijos centras, buvo čia tam tikros sferos, galėjo ir gyventi taip. Kaip ir kažkas nepatogaus, kažkas naujo, kažkas pasislinkti turi. Bet yra tas grožis, pavyzdžiui, yra, visgi brolį Benediktą tokiu vizionierium laikyčiau. Ir jisai pats irgi ne iš savęs turbūt tą daro, irgi ten yra, jį judina ta šventa dvasia, nes jisai pamato tą, tada kiti pasislenka ir gaunas visiems nuo to, jeigu mes bendradarbiaujam vieni su kitais, tik tais į gerą. Tai tas toksai, sakau, iš pradžių yra pastanga, ne visada tai yra patogu, ne visada tai yra lengva, bet po to, kai tu pergali, paskui jau kiti nori šalia tavęs būti. Tas bėgimas, pavyzdžiui, irgi yra 16 metų. Pradžiai kai kas juokės, kai kas ten broliai ten tempė tokį vežimą. Patys maikės dalino, kad kažkas bėgtų. Dabar jau visi nori prie to būti. Irgi čia, kai sėdėt kažkur šaltai, nelabai norėjo ten pradžioj turbūt padėti. Dabar, kai yra smagu, bet tai ir gerai. Kas gali, etapais prisideda. Taip. Jie tie dalykai auga, vystosi ir meilė, kaip pat ir sakot, jinai yra užkrečianti. Ir tai atrodo, ten, kur yra kūryba, kur yra džiaugsmo matosi, akis šviečia. Taip. Kas, tu pasakai, vaikai ateina pakviečia. Ne? Pakviečia. Taip. Per ramybės palinkėjimą. Žinot, kaip aš kartais galvoju, kad per mišias mes dažnai žmonės linkim tos ramybės taip, va, ne? Dar ir akis nesusiduria. Kunigas Klaipėdoje, aš vienose mišiose buvo, jisai sako, žiūrėdami vienas kitam į akis, palinkėkite ramybės. Tai yra taip stipru ir aš galvoju, tie vaikai, vaikai yra tie, kurie visą laiką žiūri akis. Ne? Ir tu ateini, girdi, tave jie pakviečia, pažiūri tau į akis, ir tu susileidi, kai sako, neištirpsti, to žvilgsnio mylinčio, gero žvilgsnio, toje akivaizdoje. Ir ta viltis, kuri ateina per tai, ir aš noriu mūsų žiūrovams ir klausytojams, ypatingai radio klausytojams priminti, kad mes esame iš Vilties miesto studijos, šiandien netgi iš Meno galerijos svetainės, sėdim 4 moterys ir kalbamės apie savanorystę. Ir tai yra Vilija Jonušaitytė Bros, Klaipėdos Švento Pranciškaus Asyžiečio pranciškonų vienuolyno projektų vadovė, muziejininkė ir savanorė, taip pat savanorė Inga ir savanorė Loreta. Ir mes toliau kalbamės apie viltį, kuri yra stipresnė už bet kokius nusivylimus ir abejingumą. Grįžtame į mūsų pokalbį ir tęsiam. Aš
nutraukiau kažkokiam tai momente. Tai aš norėjau pasakyti, kad mane į kavinukę tai Haris atvedė už rankos, tiesiog paėmė, yra vienas iš vaikų irgi. Tai va, iš tikrųjų jie būtent ir kviečia ir sunku atsispirti. Ir netgi kurie turi prieš tai kažkokius stereotipus, kol tu asmeninį santykį. Nebūtinai visi su visais vaikais draugauja, bet kažkuris vaikas užkabina, ar ne? Kiekvienas, ir iš tikrųjų galim pasakyti, kiekvienas savyje atrandam tų savybių ir to noro užsidarytis, kiekvienas savo esam, kaip čia, ta sala, kaip ir paprasčiau būti, bet tas vidinis toks yra noras prisidėti prie tos bendros kūrybos, gaunasi, atrakina tavo širdį ir ne taip jau ir sudėtinga, kaip pažįsti asmeniškai tiesiog. Aš galvoju, dar kavinukė tokia, žinot, pas mus yra be pozos. Yra be pozos, su tikru nuoširdumu, su tikru paprastumu ir vėl pasikartosiu su ta tokia meilė. Labai paprasta, bet jinai tokia nuoširdi. Už tai, ko gero, visi atėję labai sušyla žmonės. Žinot, kaip ir ne tik, kad tu ten pavalgai karštos sriubos ar ten karšto šviežio pyrago, bet ta tokia bendra atmosfera tarsi aura, jinai tvyro. Ir aš galvoju, net kada namukus, savotiškas irgi fenomenas, kada autizmo akademijos Mažą princo tos namukus statėm, irgi Loretos pažįstamas. Žinot, kaip sakot, vėl savanoriai atrodo, kas dabar padarys, reikia mums čia dabar remontus daryti, reikia čia viską daryti, čia Loreta kažką, čia kažkas vėl, žodžiu, statybininkų kompanija, mes vėl visi draugavom ir aš atsimenu irgi momentą, kada sugalvojom puošti, Arūnas architektas, reiškia, jeigu matėt, namukai yra papuošti tarsi puzlės dalelėm, ar ne, spalvoti. Ir aš atsimenu, mes rinkom spalvas ir toksai paprastas žmogeliukas turėjo perdažyti tą kiekvieną lentutę, žodžiu. Ir aš atsimenu, galvoju, Dieve, kiek jam dabar kiekvieną tą lentutę jisai turi išdažyti ir atrodo, kiek to darbo. Ir kepam tos pyragus ir aš galvoju, ir draugam sakau, jau mūsų visiems ar ne, sakau, iškepam jiem tų pyragų. Sakau, jie sekmadienį nedirba, ateis, pirmadienį ras tos pyragus, žinot. Ir atrodo, čia smulkama, bet vėl su meilė. Tu padarai ir aš paskui nunešėm tos pyragus, suviniojom ten pyragos arti, padėjom ir aš aišku pamiršau, kaip pasakyta, tą visą reikalą. Ir kažkada atvažiuoju pažiūrėti, kaip čia sekasi, kaip tos lentutės. Ir jis man sako, gal jūs Inga? Sako, aš sakau, taip, aš Inga, aš jau galvoju, čia kažkokių klausimų rimtų. Jis, kaip jums ačiū už tos pyragus. Ir aš matau, žmogus šviečia, suprantat? Ir aš galvoju, Dieve, kiek nedaug reikia, tu parodyk meilę. Vienas kitam. Ir atrodo, tu užkabinai kažkokį tokį pyragų. Jis jau dažys tau tas lentutės tiek, kiek tu pasakysi, netinka spalvą, perdažysiu kitą, todėl, kad eina viskas iš širdies. Suprantat? Tai ko gero, čia savanorystės irgi, jeigu eina iš širdies, natūraliai prisitraukia daugiau savanorių, todėl, kad yra smagu visiems būti toj šilumoj. Ir pavyzdžiui, jeigu tu turi išgyvenimus kažkokius sunkesnius, aš irgi galbūt savo asmeninių pavyzdžių, kažkokių tokių yra buvę, kiekvienas mūsų gyvenime turi kažkokių sunkmečių, ar ne? Tai ta savanorystė irgi gydo. Tu pasineriai kažką, tu darai gerą darbą ir tos žaizdos natūraliai per laiką, jos ženkliai lengviau gyja, kada tu, tai čia irgi kaip vaistas yra. Tai sakyt savanorystę, kad koks aš fainas, čia tik aš viską atiduodu, aš asmeniškai paraleliai ir gaunu. Tikrai daug gaunu ir aš kartu su to augu ir man yra smagu ir aš jau vėl, atrodo, čia vieną padarėm, jau kiti projektai kažkokie laukia, aš jau kažkur kitur galvoju, nes tave tai pradeda vežti, kaip sakant, ir tu pagauni to. Ir kaip dar Vilija, sakai, to dieviškumo, gal kaip tik praeitą sekmadienį tas mūsų fotografas irgi jisai taip įdomiai, sako, Ingutė, gal yra dar sriubos, sakau, yra tos sriubos ir aš nešu tą sriubą jam. Ir jis man sako, kaip dievulis mane pamaitins skanę sriubą per Ingutę. Ir žinokit, kaip galvoju, iš tikrųjų, Dievas ar ne, kažkaip veikia per mus, bet aš liaupsės, tai aš gaunu. Gal kaip visai smagu. Taip, bet aš turi piliai sriubos, jo, tai išviriai piliai tą sriubą. Bet ta prasme, tokie kažkokie dalykai, kur palieka tau antspaudą ir tu paskui analizuoji, galvoji, važiuoji kažkaip, ta prasme. Man tokia mintis atėjo, kad tokios liaupsės, kaip šito fotografo, jūs to paprasto tokio žmogaus, ar ne, jis garbingas, bet dabar ar ne, tokio, jam jau ta senatvė, toks sunkesnis tas jo gyvenimas. Tai kažkaip aš apie tas liaupsės, kai tu gauni tokias liaupsės iš paprastų žmonių, kuriems tarnauji lūpų, jos, man atrodo, galbūt visai
tos liaupsės nepučia, ne, vat, kaip sako, nekelia. Kai ten, kaip, taip yra mūsų visuomenėje, ne, vienas iš tos garbės, ar ne, tokių momentų, kaip sako vienas toks vat, kolega, man atrodo, aš gal net šitoj laidoj kažkurioje minėjo, man taip patinka jo toks, jisai, Artūras Lukaševičius toks yra Kaune dėstytojas teologijos fakulteto ir jisai dėsto kalba apie dvasinę ekologiją, toks labai jo įdomis rytis ir jis ten kalbėdamas apie tai kalba apie tokį PVM-ą. Tai pinigai, valdžia ir malonumai, arba valdžia ir garbė kartu, ar ne, vat, kai žmonės tušti, jaučiasi labai tušti savo gyvenime, nėra Dievo, nėra prasmingo gyvenimo ar dalykų, jiems atrodo, kad prasmė tai yra pinigai, valdžia, garbė ir malonumai. Ir tuo pildosi tą savo tuštumą, ar ne? Ir tada, vat, liaupsės kažkokios tarsi atrodo tampa kaip priklausomybė, kad gerai jaustumės, ne? Tai man atrodo, savanorystė, aš kažkaip pat norėjau paklausti Loreta, jūs dirbat žiniasklaidos srityje, ar ne? Tai yra dienraštis, ten iš tikrųjų daug yra žinių visokių, pasaulinės žinios, dažniausiai blogos žinios, ne? Ir tokia mintis einant iš Ingos, ką tik pasidalymo, ar ne? Ta šviesa, paprastumas ateina iš gerų darbų darimo. Ne, ką jūs galite pasakyti, kaip tokia pusiausvyrą, lygsvarą tam, kas vyksta pasaulyje, taip neviltinga, taip bloga viskas atrodo. Nereikia pabijoti, kad mes ne tik tai duodam, gaunam, bet mes ir edukuojam. Savo pavyzdžių. Ir turbūt tu gali sakyti, daug šnekėti ir tu šnekėsi ir sakysi, bet geriausia, kai ateina ir pamato, kad tai yra daroma savo darbu. Ir nereikia vėlgi turbūt čia slėpti, kad ir tą pačią bažnyčią ateina žmonės pasipuikuoti, pasirodyti, rankinuką savo ir visą kitą. Ir jie lygiai taip pat iškėlę galvą ateina prie vaikų ir sako, kavos. O tas vaikas stovi ir jisai nesupranta to teksto. Ir sakau, reikia tada sakyti, ar juodos kavos, ar kapučino. Ir tada taip kaip ir nurimsta. Nes kavos ir maždaug greitai, o mūsų vaikai stovi ir jie net nereaguoja, nes jiem neaišku, ko iš jų nori. Tas reikšmingas žmogus jam yra paprastas, kaip visi. Taip, jokios puikybės nebelieka. Ir tada jisai jau kaip sakyt, jau gauna tos kavos, atsisėda ir jį tiesiog mūsų aplinka nuramina. Tada jis apsižvalgo aplinkui, pamato, kad, gal ir labai aukštas pareigas užimantys žmonės stovi, eina ir atneša tau tos pačios sriubos ir tavo puodelį paima. Ir kaip vienas žmogus sakė, man stogą nurovė, kai pamačiau, kokie čia žmonės, ką nešioja ir daro. Tarnauja, būtent. O grįžtant prie žiniasklaidos, tai vėlgi, tu gali parašyti, tu gali pasakyti daug tamsos, daug piktumos, žmonės pavargę yra. Jie pavargę nuo visko, jie, kad ir kaip būtų pervargę ar kažko prie tų blogų, bet žinokit, jie ir skaito, kas yra blogai. Skaitomiausia yra kriminalai, horoskopai. Savanorystės straipsnis tikrai nebus skaitomas ir nebus užvežamas. Nors paradoksalu, ar ne, ta savanorystė jam padėtų tikrai tikrai ne. Tik tai gyvų pavyzdžių, tik tai bendruomenė, tik tai kviečiant savo draugus, tu gali parodyti, paskatinti ir aš manau, kad, kaip pasakyti, turbūt nereikia čia užkariauti viso pasaulio, visų vaikų mes autistiškų arba ypatingų irgi nesukviesim, bet su savo bendruomenė, su savo tuo ratu, koks yra, jeigu mes padarysim tą, ką mes planuojam, nes va kaip ir brolis Benediktas, o kur tie vaikai, kai jiem 18? Iki 18 viskas gerai, jie eina į ugdymo įstaigas, jie ateina, o ką jie darys po 18 metų? Į centrą ir kaip viena mūsų mergaitė, kuri atvažiuoja iš Palangos, ant sėdmaišio ir visą dieną tam centre linguoja. Labai patogu, nemaišo, tyliai būna, pramiega, pareina namo. Tai va mūsų, tai čia yra visa infrastruktūra, mylinti žmonės
ir planai, Vilija galėtų papasakos, kas čia dar turėtų būti, kad tiem vaikam būtų čia gerai, kad jų tėvam būtų. Mes jau, kaip pasakyti, savo tikslą turbūt, kad tiem vaikam gerai gal ir pasiekia, bet kai tu pamatai paskui tėvus, tai jie yra tam maratone. Mes su jais pabūnam 2-3 valandas, o jie yra maratone nuolatiniam. Ir kai tu turbūt įklimsti, jeigu galime tą žodį pasakyti, tu nebegali būti abejingas, tu tik tai galvoji, kaip reikės padėti, kaip čia dar kažką sugalvoti ir kaip visa. Nes tai yra maratonas. Ir tas maratonas nesibaigs su 18, nesibaigs su 20 metų, kiekvienam amžiaus tarpsnyje turi skirtingas problemas, skirtingus iššūkius, kuriuos jie turi veikti. O įveikti turim padėti mes. Ir kaip nuostabu, aš klausiau jūsų ir man tai tokios mintys eina. Kartais mes galvom, o čia kiekvienos srities problemas turi spręsti tos srities specialistai. Ir tarsi numetam specialistams, daugelį dalykų. O štai esat tiesiog tobulas pavyzdys, kaip tokias sritis, kaip autistiški vaikai, kur tikrai yra... Specialistai dirba savo darbą. Jie eina į ugdymo įstaigą, jie eina į socialinės grupės, tikrai dirba. Ir kad jie galėtų būti kavinukiai, tai tikrai specialistų pagalba ir daug metų pagalba. Bet jūs esat tie, kurie tarsi dar, kaip čia ištęst, pratęsėt. Tų specialistų rankų pratęsimai esat, ar ne? Tarsi, ir mes kaip pavyzdys, kaip daugelį dalykų visuomenė gali daryti ne specialistai, turėdami gerą širdį ir daug meilės, vieni kitiem padedant, ar ne? Norėsiu prašyti Viliją, kad apie tas kitus projektus dar, bet tokia mintis atėjo dabar, Šventasis Jonas Paulius II yra tokia pasakęs, tiksliai dabar nepasakysiu ką, tos citatos, bet kažkuriam iš savo dokumentų, kad tas gėris ir meilė ir atitinkamai ir blogis, ar ne, bet ir gėris ypatingai ir meilė, kaip tas turi tą visuotinumą, ta prasme, kad pavyzdys, kaip įmetus tą akmenuką į lygų ežerą, ar ne, nubanguoja bangelės ir persiduoda tolyn, tai tas savanorystės principas yra, būtent tai ir yra, ką jūs pasakojat, tas sklinda. Savo pavyzdžių. Ir bangelės banguoja. Nuo vieno ant kito. Aš papildyčiau Loretą ir Ingą, pasakyčiau, kad savanorystė iš tikrųjų negalima be lyderystės. Nes tie, kurie žmonės užduoda toną, kurie turi, kaip sakyti, turi galių, turi talentų iš savęs, iš tėvų, iš Dievo, kurti kažką. Ir jeigu tie žmonės rodo pavyzdį savanorystės, tada persiduoda ir kitiem, kaip ir ta žiniasklaida. Kuo tu maitini, tuo tu, kaip sakant, ir tampi. Ir jeigu tie žmonės, iš tikrųjų mes esam dar irgi toj, sakykime, Lietuva, ten kiek tada demokratija tiek metų, senesnėse kultūrose yra gilesnės tradicijos. Tiek tų ir mūsų maratonas yra bėgimas nusižiūrėtas ir nuo Londono, ir nuo Bostono. Teisingai pati esi Amerikoje turbūt studijavus, žinai, kad tai yra žmonės turi gilesnės tas tradicijas. Ir čia reikia dar kelių kartų, kad tai būtų natūralu. Dar pas mus eina tas toksai, dar kaip ir vienos kartos ir negana yra, kad būtų tai natūralu. Taip, dabar su įtarimu vis dar, ne, su tokiu nepasitikėjimu daug. Taip, bet jeigu tai užduoda toną, sakau, lyderiai užduoda toną žmonės ir kad tai nėra, kaip aš sakau, nei su ašara akį, nei ko, tai tau neskaudės. Tu ateini, kur tau yra miela, kur tau yra gera, tai tu sutiksi puikių žmonių, tai bus prasmingas laikas. Bet netgi nėra ir palaikymo. Taip. Mano konkrečiai atveju, kai dukra 15, gal 14 metų pradėjo stovyklai toj savanoriaut, tai net močiutė nesuprato, ką tu ten pas to autistų darai. Taip. Tu būk namie, tu atvažiuok pas mane į sodą. Kas mus mokė mokykloj, universitete apie savanoriavimą? Nemokė. Nebuvo niekas. Tai mes dabar jau savo vaikam, tai Vilija labai gerą temą, tai tik mes jau dabar mokom, sakom ir patys kažkokių jau metų būdami suvokiam apie tai. 30 metų, kai buvau tikrai apie savanorystę, negalvojau ir niekas nešnekėjo. Ką mes patys dar kabinomės į laukiniai vakarai, žiūrėjom kažką, kažkur gaudėm kažkokius trupinius.
Jeigu tu, nebuvo kultūros, nebuvo dabar mokyklose kažkokios socialinės valandos ir tai jos yra suprantamos, kad iki biblioteką parašui, taip, kiek atneša negaila, taigi gali pasirašyti, tai čia visiems. Pagal naujas programas mokyklos dabar jau keičiasi ta sistema, jau dabar mūsų čia labai trumpai, kaip vis tik gal kažkas išsivystys, mano mama, jinai su vaistažolėm užsiema ir tokio vyresnio amžiaus ir čia turėjo sveikatos problemų ir paskambino ją iš švietimo skyriaus ir sakė, ar galėtume su jumis sudaryti sutartį, žodžiu, kad pas jūs galėtų ateiti savanoriauti vyresnių klasių mokiniai. Jau tas bibliotekų knygų nešiojimas jau mokyklose nebebus kaip socialinės valandos. Viskas. Jau dabar, pagal naują programą, jau turės būti tokie daug prasmingesni. Nes kaip ir skatinam savanoriauti, bet patys mokom ne taip savanoriauti. Apsimetinėkim. Tai jau kvieskit savo mamą pas mus, nes bus sekantis projektas, ten kaip tik vaistažolių reikia. Tai turim tokį planelį, kad turim, mūsų tas esamas sensorinis sodas yra Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos kunigo sodas ir tai yra būtent bus sekančiam sode, bus vaistažolės, bus galimybė jas apdoroti, ten džiovinti, sodinti ir vaikai, ir jaunuoliai su elgesio sutrikimu, su raidos sutrikimu, kad jie gautų profesinių įgūdžių. Gal kiti, kai kas randa vietą kavinukėje, kai kas gal nori ramiau, sakykime, smulkioji motorika, tos darbelius ten tiesiog rūšiuoti. Tai bus sekantis projektas ir tikrai reikia, kas išmano apie vaistažolės, o norim tie, kurie turi, kad pirktų tas vaistažolės. Ir tokiu būdu paremtų ir atsirastų tos darbo vietos. O aš dar irgi tokią giją norėčiau savanorystę, tada tokia, kaip sakau, į hobį ir tada gaunasi labdarybė ir mecenatystė. Man atrodo, tie, kurie savanoriavo, jie jau tokia išplėsta sąmonė, jie gali būti sėkmingi verslininkai ir jie niekada nebus lenktais į save pirštais. Niekada nebus, nes gaunasi jis jau mato, kokia yra, kaip yra davimo malonumas, ar ne, Inga? Yra malonu ir tu matai iškart reakciją, ten nereikia laukti ilgai, kol užaugs tas, kaip sakant, tu duodi ir tu gauni, tai yra iškart taip. Ir tai yra didžiuliai dalykai padaromi, kaip sakau, jeigu nebūtų Florencijoje Medičių, nebūtų Renesanso, paprastas dalykas. Taip, yra toksai amerikiečių vyskupas Robert Barron, toks labai išmintingas, jisai toks pamokslininkas, tai jisai kalba apie malonės apytaką. Žodžiu, Dievo malonė, žodžiu, jisai lieja savo malonę. Pirmiausia, Dievas viskam duoda savo malonę, tą galią kurti, veikti, tą kūrybinę jėgą, energiją, jisai mums duoda. Ir mes ją gaunam, bet jeigu mes padarom stop, taip ir lieka jinai. Ir jinai viskas, nebedarai apytakos ir kuo tu daugiau duodi, tuo daugiau jis gali tau duoti dar. Kuo tu daugiau duodi, tuo labiau tavo širdis plečiasi, didėja tas indas, ir tu tampi vis laimingesnis, vis didesnė gyvenimo prasmė. Tai tikrai, kaip sakai, tas verslininkas, kuris išmoksta arba patiria, ką reiškia duoti, jis tampa mecenatu, rėmėja, kas turbūt, kaip aš suprantu, ir Inga esate, toj pozicijoje. Gal šeima tokia kažkaip iš vaikystės tikriausiai. Tėvukai mano tokie visada daug duodantis, kaip ir tėvuko ta frazė, man kažkada jaunystėje pasakyta, sako, žinai, vaikeli, sako, Dievas duoda, man sako, nes žino, kad duosiu kitam. Ir jisai tarp kitko pamiršo, kad čia jo paties žodžiai. Ir jis kažkada mes atsimenu važiavom ir jis man sako, žinai, man atrodo, ar čia ne Pranciškus taip pasakė? Sako, aš sakau, čia tu taip pasakė. Jisai žmogus net pamiršo, bet mano tai įstrigo kaip vaikui visam gyvenimui. Galvoja, kaip teisingai, kad duoda, reiškia jam, nes jis tikrai yra labai daug duodas, jis abudu, ta prasme, tėvukai, aš užaugau gal tokie aplinkoje labai paprastų irgi žmonių, bet visada būdavo pastebi, žinot, kam yra blogiau. Tos puikybės nebuvimas pas jos, kas ko gero mane ir jaudina ir labiausiai žavi. Tai, matot, sakė, Loreta, neverk, bet kai tėvukų tema, tai jau man taip gaunasi. Taip. Tai tas momentas, tos puikybės nebuvimas ir toks gražus
matymas, girdėjimas, pagalba ir dalinimasis viskuo. Visada matydavo, visada pastebėdavo ir niekada nebūdavo, kad, irgi niekada nebuvo rušiodavo žmonės ten pagal statusus, ar čia su šitais mes draugaujam, su šitais čia nedraugaujam. Visada žmogus ir yra žmogus, žinot, pagal jo pasiekimą, pagal jo vidinį tą tokį, tau arba smagu, arba ne. Tai aš esu laiminga, kad, žinot, tą tokį gavau bazę jau tokia, ar ne? Ir tada yra labai lengva, todėl kad tavo galbūt kraujuje jau yra tam tikri dalykai, ta empatija didelė. Tai man irgi yra labai gražu, kada gerus darbus daro be pozos. Bet tai, kad nelipti sceną pasirodyti, bet, kaip mes sakom, geri darbai darosi tyliai, jie taip ir turėtų daryti. Ir ta savanorystė, jinai turėtų būti daroma tyliai, ar ne? Bet tam tikrose momentuose irgi per laiką šiek tiek pakeičiau nuomonę, kad tam tikri geri darbai turi garsiai būti daromi, tik tai tam, kad užkrėsti, pasakyti, kad žiūrėkit, aš galiu ir jūs galit. Suprantat, ir čia nėra big deal, kaip anglai sako, ar ne, tai yra tiesiog dalinkimės. Ir kaip yra smagu, mes su draugais, ar ne, tikrai esam susibūrę jau draugų kompaniją, vien iš savanorystės, ar ne, ir mes kartais sakom, nu ką, susirenkam gal kokios arbatos, vyno, ar ne, kartu pavakaroti, bet kaip yra smagu, kada tu kažką padarai ir susirenki reziumuoti, ar ne, arba ten atšvęstą vakarą tą mūsų širdžių puotą, ar ne, gerų darbų kažkokių. Taip, ir daugiau idėjų gimsta. Ir išties, ir čia ko gero yra ta gyvenimo didžiausias turtas. Tikrai ne finansai, ne daiktai, ne kažkas, bet tai, kad tu gali apsijungti vardant gerų darbų ir padaryti tam, kam reikia daugiau tos pagalbos, dėmesio. Tai čia yra esmė. Ir didžiausias ko gero gyvenime džiaugsmas ir prasmė. Inga, aš dar atsimenu, netgi tavo tėtis yra liudijęs bažnyčioje, kai popiežiaus palaiminimą gavo už jūsų šeimos indėlį. Ir jisai tiesiog liudijo dialogą su Dievu. Reiškia, ten buvo kritinė tokia situacija ir sako, jeigu jau pavyks, tai neliksiu skoloj. Sako, ir davė ten dvigubai. Ir iš tikrųjų atsirado kelios bažnyčios, būtent tai yra liudijimas žmogaus, kuris yra irgi... Jisai sakė, atsimenu, krizė buvo, mes čia, verslo, ar ne, situacija. Ir jisai kažkaip sako, jeigu mums pavyks, sako, Dieve skoloj neliks. Jeigu tu padėsi man, tada dabar aš padėsiu tau, vos ne, sakykime, ar ne su įmaru kalba. Tai dylas jo ir paskui jisai daug tokių kažkokių sapnų labai įdomių apreiškimų buvo tokių ir kurie tikrai labai išėjo į tikrus dalykus ir galima pasidžiaugti. Ir tu matai, kad tas Dievas visada šalia. Apsimoka savanorystė, netgi ir tiesiogiai, galim pasakyti taip. Ir duoda ir draugystę, duoda žmonės tokius, kurie jau šviesesni. Visi mes visko turim savy ir problemų turim, bet tiesiog teisingai sakai, kad kitam padedant ir savo pamiršti, arba atėjus ten sunkesniam laikui, jau tu esi tarptų žmonių, kurie supranta, kas vyksta ir tiesiog visai kitam lygiai yra. Natūraliai tarsi magnetas, prisitrauki natūraliai visus tos, kurie reikalingi tavo keliai. Ir jie papildo iš dalies, jie padeda ir kaip aš visada sakau, vienas tu gali daug, ar ne, bet komandui tu gali dar daugiau. Būryje tu dar daugiau. Tai tas toksai, kada tu teisingai, gal kartais reikia to tokio vedlio, vedlio, kaip sakyt, kuris, ar ne, lyderio, ar idėjos kažkokios įdomesnės ir užkurti, įsikalbėti ir visi varom. Ir atrodo, kai užsidegi, tai tikrai žodžio prasme, tas degimas, jisai sušildo daug. Ir kaip ir sakė Loreta, tas pavyzdžių. Ir tikrai labai labai ačiū, kad čia susirinkome. Žinau, kad tai išdrįst reikėjo, ar ne? Ir sako, tikrai, savanorystė yra daroma tyliai. Bet kaip ir jūs, Loreta, ar ne, sakėt, kad tuo pavyzdžiu, ne, mes turim vis tiek išdrįsti, ar ne? Bet pavyzdys visur yra. Jeigu, kaip sako, iš kur tas mano vaikas toks? Tai tu to pavyzdžių tyliai rodai. Jeigu tu pareini ir kažkaip elgies kitaip ir tu įsivaizduoji, kad tas vaikas atėjęs darys kažkokius nedarys. Visur tas pavyzdys yra. Tai savanorystė tai ypatingai yra tik pavyzdys. Ir be pozos. Pavyzdys be pozos, be titulų, be nieko. Tai, kaip pasakyti, mes irgi matom dabar tų norėjimų savanoriauti arba rėmimo pozų. Tai kitas padaro trigubai daugiau ir jisai tyliai, o kitas labai mažai, bet jau tos pozos labai norisi. Bet vėlgi, čia tokia bendruomenė, kad priemam visus.
Visus. Ir negalima nei vieno atskirti, ar ten kažkaip vaikų kažkokių nurašyti, jie ten kažkokie, ar banditai, ar kažkokie. Ne. Tam ir yra šita bendruomenė, šita vieta ir šita visa infrastruktūra, kad mes priemam visus. Ir matom pokytį. Ir tu matai pokytį. Taip. Tu matai pokytį ir ką gali meilė, pasitikėjimas. Nu, jeigu tas vaikas, jeigu tam vaikui sako, tu blogas, tu darai blogai ir jisai girdi visą dieną tik tai jisai tiesiog jau tą ir darys, jis pateisins savo, kaip sakant, jau tą etiketę, neuždėtą. Nu, tai aš toks esu, tą aš ir darysiu. Ir tas pats, tas blogas vaikas ateina ir tu jį šilumą, o gal aš galiu tą padaryti, o gal tą. Ir mato, kad jo niekas neišskiria, kad jį palaiko, kad jį paskatina, o paskui netgi apdovanoja. Tai aš sakau, tas vaikas visą gyvenimą atsimins tai. Kaip bebūtų, kaip jis bebaigtų, ar jis bus ten tas blogis ar geris, bet jis tai atsimins visą gyvenimą. Tikrai, jam kažkur vis tiek pasąmonės, širdį atmintys rašys ir kažkada. Jis iš tikrųjų net nėra blogas. Ne, aš tiesiog vietomis sakau, taip, kad ta prasme paklydęs vaikas galbūt. Bet jį padarė. Žinot, kaip jo, o iš karto nuteisė visuomenę. Čia kaip ir sakau, daug ir mūsų čia tų visokių, ar ne, kur ateina. Jie dar ateina iš išorės ir sako, iš tikrai blogas. Nereikia mums tų patvirtinimų. O mums tartiufų nereikia, kurie šventėjvos yra, o gali būti, kaip sakant, visko. Tai čia pas mus yra skaneris, iš tikrųjų yra širdies skaneris Inga, labai jaučia žmonės. Bet tai yra duota. Tai yra duota žmonės. Taip, tai yra duota. Taip. Pažinimas. Taip, tai jau čia Dievo dovana. Čia kažkokia gal tokia empatija, duotas žmogui jautrumas visiems skirtingai tikriausiai. Aš kartais irgi galvoju, kodėl vienas praeina pro katiną sužeistą ramiai, net nepastebėjo, kitas pulso. Tai kai aš pati neždavau paukščius ir katinus namo nuo vaikystės. Ir kai atsimenu, tėvukas sakė, tas vaikas nenormalus. Bet galvoju, žinot, iš kur tas vaikas atsirado. Kaip pat nenormalus. Ir mes matom tų gerų darbų, ar ne, kaip sako, tas dabar va žiema ir kaip sako, ne, tas rutulys sniego gniūžtė iš gražiai gali užaugti į tą didelį sniego kamuolį. Arba socialinis darbuotojas. Ne, aš esu socialinis darbuotojas. Mano, jau kaip pasakyti, mano tiesioginė pareiga padėti. Bet tas socialinis darbuotojas turbūt yra tas tikrasis socialinis darbuotojas, kuris ir gatvėje mato, ne tik savo darbe. Tai va apie tai mes kalbame. Jis gyvena visuomeniai ir pats savo gyvenimą, ar ne, jis yra jos dalis, ne, kad mes kažkaip dažnai ir mūsų gal ir Lietuvoje toks gyvenam šalia savo visuomenės. Aš gyvenu savo gyvenimą, o čia gyvena Tai va, kai pasavanoriavom ir jau paskui einam. Ne. Čia kaip ir mišios nesibaigia su mišiom, o turi tęstis, lygiai kaviniai nesibaigia. Ir kitą jūs kalbinsit, mano kolegė Janina, tai aš apie ją irgi panaši, reiškia, jinai eina ir sakau, paskui tu matai, jinai nenueis iš taško A į tašką B. Tai įdama dar šiukšlės nuneš, dar pakeliui paveš ką nors, dar suorganizuos, kad maisto paduot. Va čia yra toks gyvenimo būdas, iš tikrųjų. Matyti, vėlgi, matyti, kam reikia, ir sujungti kartais. Gali padėti. Ta savanorystė, jinai gali būti ta tokia, ko gero, tylioji, tai kiek tų kokių gyvenime, ar ne, dabar vėl gausios, kad čia giriesi, negerai. Bet ta prasme, kiek nesigiriu, tikrai, bet ta prasme, kiek tokių būna situacijų, kad kažkam reikia to, nuo kito, trečio, tikrai aš ir savo tėvų pavyzdžių, irgi tai begalė žmonių, iš tikrųjų, kam yra padėta visaip, įvairiai, ta prasme, čia nevardinant, bet tas ir yra, kad ir atrodo, aš kaip vaikas matydavau, tyliai atėjo, įvertino, suprato, kad tikrai blogai, reikia padėti, pagelbėti. Tai va čia irgi yra savanorystė. Ar ne taip, kada tu neturi jokio iš to nei tikslo, ar ne, tu neturi, tau nereikalinga graža. Ir man jokiais būdais, aš kitas irgi atpadėt, aš sakau, jūs man nedėkokit, nes aš irgi iš to gaunu. Ta prasme, ir aš žinau, kad duoti yra ženkliai lengviau negu imti. Todėl čia tos puikybės kažkokios, kad tu čia labai esi šaunuolis, tos neturi būti. Ta prasme, daryk iš širdies ir tada pareina tikriausiai, kaip jūs ir sakėt, dvigubai tau atgal. Nes yra, žiūrėkit, kartais kokia problema, niuansas, žiūrėk, per draugus klausimas,
turiu problemėlę ar turiu klausimą ir tu iš karto gauni atsakymą ir tu supranti ne dėl to, kad tu ten kažkokios pavardės ar kažkokio titulo ar ten dar kažkas, bet dėl to, kad tu žmogus esi. Suprantat, kad tave myli kaip žmogų. Ir tai va tas yra labai svarbu, jausti meilę kaip iš kitų tau kaip žmogui. Už tai, kad tu toks esi, už tai, kad jie tokie yra ir va čia vėlgi kūrėsi tas visas grožis. Nesimatomas, bet jis atneša vaisius. Čia kaip sodas. Būtent. Mūsų laidai jinai pabaiga ir vat, bekalbant ir taip greita, ne? Labai greitai. Tiek pergyvenam, kaip čia mes iškalbėsim tiek laiko, jau man atrodo, mes jau truputį net ir per tą valandą peržengėm, bet nieko tokio ir man nepyksta. Jis sako, reikia ilgesnių laidų, ne? Tai mes čia nieko tokio. O gal užbaigiant, ir irgi ateina į prisimenu vėl to paties vyskupo Robert Barontą mintį, kas apibrėžimą man labai įstrigęs, kas yra meilė, tai jisai sako, meilė yra trokšti kitam gero. Tai yra meilės apibrėžimas. Norėti ir trokšti kitam gero. Tai yra taip labai paprasta. Bet tą padaryti, ar ne, o pats Jėzus sako, jums sugrįž 70-eriopai, ne, 50-eriopai, 10-eriopai, tai tikrai ta Dievo malonės apytaka, jinai yra, tikrai nuostabus dalykas ir va čia mes jau tą jau jaučiam, jinai čia taip pat taip. Tai dabar jūs, moteris, norėčiau paprašyti, užbaigiant laidą, jūs jau sakėt, kas jums yra savanorystė, kas jūs įkvepia, va taip tikrai buvo daug tokių gražių minčių, o dabar paimkim ir įkvėpkim mūsų klausytojus ir žiūrovus, ne, ką galėtume žmonėms, kurie galbūt galvoja, visai būtų nieko pasavanoriauti, bet, kad ar čia manęs reikia, kad aš nieko gal nemoku, nesugebu, ar ne, ar nežinau kaip ir ką, galbūt tam žmogui, kuris galvoja, kur man surasti prasmės, gal turit po kokią mintį, sakinį, įkvėpimą? Gal aš pradėsiu. Prašau. Jūs pasiruošti. Labai gerai. Ar jau kas turi iš karto ir sakyti? Aš tai sakyčiau, kad visgi reikia tą kažkokią sritį pasirinkti. Ne visi gali eiti prie vaikų, ne visi gali eiti prie senyvo. Arba vieni gali eiti kitur ir ten, ir ten. Tai reikėtų pradėti nuo to. O tu turbūt, gal daug kas ir supranta, kad, pavyzdžiui, man labiau senyvo amžiaus. Aš galiu, kaip maltiečiai sriubą veža, ne? Kitas net negalėtų, čia senas kažkoks, kitas prie vaikų negali. Bet tai savanorystė nebūtinai, savanorystė galima ateiti pas brolį Benediktą Rožės, padėti išravėti. Savanorystės būdų yra visokiausių. Bet kaip ir vaikam, taip ir čia turbūt, kuo daugiau durų atidarysi, pro kuo daugiau durų įeisi, tuo tu labiau ir suprasi, kas tai yra. Tai aš tai skatinčiau pabandyti. Ateiti, pasižiūrėti ir neišsigąsti, nueiti kitą sritį pabandyti. Galimybių yra begalės. Kaip ir visur, tik noras. O kas šiais laikais svarbiausia yra laikas. Netgi ne pinigai. Laiką, kurį mes galim duoti. Savo laiką. Nes atrodo, jo visą laiką trūksta. Ir šiandien važiuojant, čia reikia, čia dar tą padaryčiau, bet čia mes vėlgi tą patį darom. Duodam savo laiką. Dovanojam. Tai va. Labai teisingai viską pasakei. Aš tai gal dar tik tai pabrėžčiau, kad gerai Loreta jau esmę pasakė tikriausiai, bet žinot, ta savanorystė tokia į smulkesnį aš momentus pasižiūrėčiau į kasdienybę. Toks kartais tiek nedaug reikia sušildyti žmogų šypseną. Iš tiesų, aš pastebiu, kitas įvažiuoja į mašiną, ar ne, perėja ir eina žmogus skuba ir tu nusišypsai. Ir tu gauni atgal lygiai tą patį. Ir žiūri, kai jis net greičiau šūkinėdamas pradeda eiti, ir galvoju, ačiū tau už tą akimirką, man sušildė, žinot. Ir aš matau, kai jisai sušilo. Tai va čia tas toksai, kad negailėkim vieni kitiem to šilumos kasdienybei, to tokio nuoširdaus paprastumo, to tokio pastebėkim vienas kitą, pagirkim, pasakykim komplimentą, palaikykim, ne tai, kad žlugdykim kitas, ateina į kolektyvą naujas žmogus, žiūrėkit, jį iš karto taip visokių tokių daug čia tų istorijų aplinkui turim ir kaip pasakyti, lyg tai
nori sunaikinti iki tol, kad kažkokios konkurencijos, tokios šitų dalykų. Tai čia tokie irgi būkim savanoriai kasdienybėj gerose emocijose. Toks skleiskim tą emociją ir, kaip sakot, pareisinai dvigubai, trigubai. Ir sakau, viena šypsena yra labai galinga. Aš nekartą tą esu natūraliai galbūt praktikavus, ar ne, ir aš matau, koks tai rezultatas. Tai autobuse ar kažkokiam, ar ne, eilėje, maksimai ir dar kažkur. Bet kur tu pakalbink pardavėją, tu pakalbink paprastą žmogų ir pasižiūrėk, ar kad ir kokį girtuoklį, atsiprašau, aš esu irgi labai įdomią diskusiją turėjus, net ne diskusiją, ir žymus muzikantas beje buvęs. Ir, ir taip jisai žmogus man ten pasiprašė kapeikos, aš sėdėjau mašinai, laukiau, reiškia, ir atidariau tą langą ir mes taip gražiai pakalbėjom abudu. Ir aš galvoju, o kaip mes dažniausiai esame įprasę tokį smerkti ar nenurašyti, o nei vienas nesam jo kailį, nežinom, pro ką reikėjo praeiti, kad jis yra ten, kur yra, ir mes nežinom, kuris dar bus, ar ne, gal žmogus ne vieną pažįstų, kuris išlipęs iš tos duobės. Tai kažkaip, kad to žmoniškumą išlaikyti, tas žmogiškumas jis yra labai labai svarbus dalykas. Be galo svarbus, ypatingai tokiam sunkiam tamsiam laikė dabar, ar ne, kai daug taip, kai tiek aplinkui tos tamsos. Tik palaikyti vieni kitus. Taip, galbūt. Vilija, tu turi ką nors pabaigai? Tai pabaigai, aš nežinau. Kaip projektų vadovė? Man atrodo, ką Inga pasakė, iš tikrųjų, kaip ten vis tiek, kalbant apie amžinybę, gali būti ir greičiausiai atsitiks taip, kad kaip Jėzus sakė, kam padarėt mažiausiam, tai greičiausiai man padarėt. Ten kalinį aplankyk, ten nuogą aprenk. Tai gali būti, net nežinai, kur tu pasitarnavai. Tai žodžiu, aš tai raginčiau taip, kad savanorystė absoliučiai apsimoka tiek dėl tavo širdies, tiek dėl tavo sielos, o kartais net ir dar, kaip sakant, šiame gyvenime, tai tiesiog nuo savanorio iki mecenato yra vienas žingsnis ir sakyčiau, jaunimui tai būtina išeiti iš savo ribų, o netgi ir senjoram irgi nevėlu yra. Ir atradus tą, kaip Loreta sakė, kur tavo širdis yra, bus lengva. Tai bus lengva, sutiksi bendraminčių, jaunimas gali eiti savanoriauti į roko muzikos koncertus, neturi pinigų, tu turėsi nemokamą bilietą kino festivaliuose. Tai yra nuo tų paprastų dalykų, tai yra gera ir tai, sakau, visom prasmėm, ne tik materialiniam apsimoka. Svarbiausiai tik pradėti. Taip. Tai labai labai ačiū Jums už pokalbį. Ir mes šiandien turėjom susitikimą iš Vilties miesto meno galerijos svetainės, pranciškonų, mūsų brolių pranciškonų Klaipėdoje įkurto Vilties miesto. Ir tęsėme viltingų pokalbių ciklą Viltis stipresnė gyvoji miesto kronika. Šį projektą kuria Klaipėdos Šventojo Pranciškaus Asyžiečio Vilties miestas komanda. Rimantas Navickas, įrašų ir transliacijų režisierius, bei redaktorė Goda Povilaitytė. Projekto partnerė Vilties miesto Radio Gama. Projektą iš dalies finansuoja Spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondas. Aš Aušra Mizgirienė, esu šių pokalbių moderatorė. Kalbėjomės su savanorėmis Vilija, Inga ir Loreta. Labai Jums ačiū už pokalbį ir gero savanoriavimo. Taip, ačiū. Viltis stipresnė.